Už šį planą pasisako vis daugiau valstybių, tarp jų ir Lietuva. Tad ar mes artėjame prie tiesioginio tikrojo karo su Rusija? Apie tai šiandien studijoje kalbame su Deividu Šlekiu, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentu, ir Vaidotu Malinioniu, atsargos pulkininku. Sveiki. Sveiki. Labadiena. Pone Malinioni, kaip vertinate paskutinę naujieną Olandų leidimą leisti atakuoti su jūs siunčiamais F-16 naikintuvais Rusijos teritorijai? Ar galima sakyti, kad tai padės Ukrainai, kada naikintuvai galės atakuoti Rusijos teritorijoje taikinius? Tai be abejo, kad padės ir tai yra gera žinia, nes daug didėja NATO valstybių klubas, kurie šitą leidžia. Net ir Jungtinių Amerikos valstijos jau leido, bet aišku, tik tai su tam tikrais apribojimais, tik tai Charkovo kryptyje ir tik tai ne atakams. Tai Ukrainai apšaudyti taikinius esančius Rusijos teritorijoje yra kritiškai svarbu, todėl kad Rusija naudojasi tuo ir iš savo teritorijos geba padaryti žalą didelę, ukrainiečių pozicijoms ir netgi miestams. Tai kaip antai toks miestas Charkovas, 10% jo yra sugriauta. Tai ir jo sugrėvimas būtent vyko todėl, kad ukrainiečiai negalėjo apsiginti su tais paleidžiamais šūviais iš Rusijos teritorijos. Ir ypatingai didelę žalą padarė tos vadinamos skraidančios bombos, kurių pasirodo masė trotilo iki 3 tonų net būna, kas yra milžiniška griaunanti jėga. Ir tos bombas paleidžia iš lėktuvų, kurie skrenda Rusijos teritorijoje, ir jo 60-50 km gali sklenda iki taikinio. Ir jau tų paleistų bombų praktiškai numušti nebėra jokių galimybių, neįmanoma, nes čia jau tokios, taip sakant. Tai aš manyčiau, čia labai gerai ir tada ukrainiečiai galės apginti savo civilius gyventojus ir taip pat ir pozicijas. Tai manau, kad tai yra tikrai sveikintinas. Ir kuo daugiau tų tokio klubo narių, kurios leidžia apšaudyti Rusijos teritoriją, tuo geriau. O nėra taip, kad mes vėluojame su to leidimu Rusijos teritorijoje atakuoti, ar ne? Kaip įprastai vėlavom su daugeliu dalykų. Nuo tos braižėm, tai vienos neduodam technikos, tai kitos karinės technikos. Tai be abejo, vėluojam ir čia yra tam tikra problema, todėl kad tokios pagrindinės valstybės kaip Vokietija arba Jungtinės Amerikos valstijos, jos neturi aiškios strategijos, kaip tas karas turi būti laimėtas. Apie tai kalbėjo ir generolas Hodžesas, ir kiti ekspertai. O ką tai reiškia? Jie nesuformuluoja užduoties savo valstybei, savo kariuomeniai, ir savo sąjungininkams. Kas turi būti padaryta, kad būtų laimėtas karas? Tai greičiausiai yra bijoma branduolinio karo eskalavimasi ir jie ant tiek susifokusavę yra į eskalavimo valdymą, kad jie pamiršta, kad karą laimėti yra irgi labai svarbu. Tai čia viena iš tų priežasčių, kad yra dvejojama, o kuomet dvejojama, karas nusitęsia į ilgesnį laikotarpį, Rusija geba tada gauna daugiau laiko pasiruošti, persigrupuoti, gauti paramos iš savo sąjungininkų, tokių kaip Iranas, ir Šiaurės Korėja, ir Kinija. Ir tada jie, kaip sakant, o dar apribojam, kad ukrainiečiai negali apšaudyti Rusijoje esančių taikinių. Na ir mes pastatome Ukrainai tokią padėtį, kad jinai patiria labai didelius nuostolius. Ir statom, iš viso rizikuojam, kad gali ta Ukraina ir pralaimėti karą, jeigu mes taip toliau žaisim. Nes toks dėlsimas ir tokia veikla, jinai absoliučiai netitinka jokių karo principų. O karo principai yra paprasti, kad reikia sutelkti tam tikrą masę reikiamų metų ir reikiamoj vietoje. Tai va, jeigu šito, o kai taip yra dėlsima, tai ta masė niekada nebus ir sutelkiama. Tai reiškia, kad niekada nebus įgyta persvara ir niekada nebus suduoti lemiami smūgiai. Branduoliniu kitu jo nedaro, nes aišku, dabar bus įdomesnis žiūrėjimas, nes dabar visgi taikiniai bus naikinami jau ne tik Kryme, kur pati Rusija turbūt davė suprasti, kad Krymas jų, bet ir ne jų čia, bet jau taikiniai bus naikinami toj tikrojoje Rusijos teritorijoje, jau jos, kur jau visi pripažįsta, kad tai yra Rusijos teritorija. Tai kaip čia Rusija elgsis, bet ar mes mąstome apie taktinio branduolinio ginklo panaudojimą, manau, kad tikrai dar ne šita situacija, nes šiuo atveju tai tiesiog yra bandymas koreguoti Rusijos elgseną su miestų bombardavimu pirmiausia.
O ar tai reiškia, kad jau matome Ukrainos tankų judėjimą Rusijos teritorijoje, dar toli gražu iki to momento, nes reikia daug teritorijos atsiimti. Tai tas eskalavimas ir baimė tos eskalacijos, man atrodo, mes jau matom kiek laiko, kad Rusija gerai išnaudoja tą retoriką, bet turim pripažinti vieną dalyką, kad ta retorika, kaip ir Lietuvoje, jinai gal mažiau gąsdina politinę elitą, bet su gerai sudėliota informacinė kampanija, dezinformacinė, labai išgąsdina eilinį pilietį. Eilinį pilietį Lietuvoje, eilinį pilietį Lenkijoje, eilinį pilietį Prancūzijoje. Ir vadinasi, kas gąsdina? Tai sakykime, aš esu prancūzas, atsidaru, įsijungiu televizorių ir žiūriu, sakykime, per žinių reportažą, sakoma, Putinas grasina Europai ir tai pačiai Prancūzijai branduolinių ginklų, nes jeigu siūsia daugiau raketų į Ukrainą, bus bum. Vieni sąmoningiau žiūri tokias žinias, kiti labiau įsigazdina ir tada pradeda daryti spaudimą politikams, o gal nereikia, gal atsargiau, gal padėkime Ukrainai, bet gal diplomatiškai arba neskubėkime duoti, nes galų gale politikai yra atskaitingi elektoratui. Ir Rusija tą puikiai supranta. Čia mūsų vakarų ir silpnoji ir stiprioji pusė. Stiprioji, jeigu visuomenė remia ir palaiko, tu gali ką nori daryti, neišgazinsi. Bet jeigu yra įtrūkiai ir jos oponentas išnaudoja, o dabar ypatingai Europarlamento rinkimų kontekste, žiūrėkim, kaip visi dabar bijom, kad radikaliosios partijos gali laimėti. Dauguma jų ir eina su ta darbotvarke ir dėl Ukrainos situacijos, ir dėl to tokio mūsų antirusiškumo ES, kad yra perlenkta lazda. Ir reikėtų švelninti. Tai vadinasi, yra auditorija, kuri mato, girdi ir gal įsigazdina, kartais gal ir tarnauja tiesiogiai Kremliui. Reikia net užsienio valstybė Lietuva, nes turėjome prezidentą rinkimuose vieną kandidatą, kuris buvo už taiką. Tai aš nesakau, kad dabar reikia atskirti elitas visuomenę, bet mes turim suprasti, kad mes dauguma žmonių, aš Vaidotas, skaitome daugiau kasdien tos dalykus, sekame ir kartais jaučiam tas planybės, kur yra informacinis triukšmas, o kur yra kažkas tikrai kokybiškai naujo pasakyta, kur galvoja, oho, čia kažkas keičiasi. Bet jeigu esi eilinis pilietis, grįžęs iš darbo, įsijungęs naujienas, tau žiniasklaida raportuoja korektiškai, kad buvo tokie pasakymai, buvo tokie įvykiai, bet jeigu tu dėliosi tą dėlionę per kelias dienas, tu pradės duoti klausimą, tai gal čia per stipriai, gal čia perlenkiam, čia priklauso tada, kaip tada, o jeigu dar nedaug dievė sudvėjoja politiniai lyderiai, išreiškia bejonę, dviejonę, tada tu kaip eilinis pilietis galvoji, aš tai mažiau tos informacijos matau, jiegi dar mato slaptą informaciją ir jeigu jie dviejoja, tai tada aš jeigu pradedu gal baimintis, gal tada visi stabdom rungtinį stabdį, kol aprimsti, matai, kad tie grasinimai dingsta po savaitės kitos, gal tada įsidrasini. Tai čia yra tam tikras žaidimas, kur mes turime suprasti, kad ne vien tik tais politikai sprendžia, bet politikai reaguoja, kaip jų rinkėjai reaguoja. Ir Maskva tą supranta. Na gerai, vienas iš tokių žingsnių, ar ne?